Sveiki visi. Kam tau reikalingi politikai? Pabandysiu paaiškinti iš žaidimo perspektyvos. Čia mano labai sename filmo scenarijuje, kuris taip ir neišėjo, buvo iššifruota Oppenheimerio pavardė. Jie dalyjasi į dvi dalis. Atviras žaidėjas, Open Player, Gamer, Open Gameris. Kodėl aš prisikabinau prie jo pavardės? Nuo seno pasaulio pavadinimo Gaia, tai yra šiuo požiūriu gyvenimas, žaidimas, kaip sakė klasikas. Juk Gaia labai skamba panašiai į žaidėjus, gamerius ir gėjus su gėjomis gyvenančius mėlynojoje planetoje. Savokam, kurią parazitai iš išgąsčio išvertė į netradicinę orientaciją, o 7 dangų vaivorykštė išvedė į gėjų paradus, nors čia irgi yra sava apverstinė pusė. Kiekviename žmoguje yra tiek vyriškas, tiek moteriškas pradas. Pati siela savaime yra be lyties. Kuom tau būti tame ar kitame gyvenime, sprendžia tvarkiklių, driverių, diegėjas embriono lygmenyje. Motinos pilve kiekvienas embrionas yra moteriškos lyties, o po to X su Y kovoja už teisę, kuo kas vadinsis. Kaducijoje tai dvi gyvatės, šliaužiančios aplink čakras. Pati siela iki ateimo į šią lokaciją nereikalauja nei šių čakrų, nei lyties. Kam tau reikalingi politikai? Mes tik gimėme, o mums jau primeta daiktų tvarką. Iš tiesų tai normalu. Kaip prižiūrėtojai kalėjimo kameroje bando įvesti į reikalų kursą, kameros tėvas, kurį galima pavadinti kameriniu tėvu, bet viskas, ką mes šiandien matome, atrodo kaip toks briedas. Ką man to velnio reikia, sako daugelis, bet tai iš šiandienos realybės. Tačiau jei tyrinėti praeitį ne pagal oficialų į melą apverstą versiją, o būtent realią pagal jos paliktus pėdsakus, tada viskas teisinga. Kam politikai reikalingi? Kad mokėtų susitarti pačiuose sudėtingiausiuose klausimuose. Pavyzdžiui, rasti kompromisą tarp kepėjų bandos ir kombainininkų pogrindžio, kurio darbas ko vertas ir kokia turi būti kompensacija už jį vieniems iš kitų ir vieni kitiems. Jei randa kompromisą, tai politikas, bet jei kombainininkai ir kepėjai iki šiol snukius vieni kitiems daužo, tai tokius tarpininkus, politikus reikia spirti pagaliau po užpakaliu. Ar ne? Kaip manote? O kai kuriuose gentyse vadą iš viso valgys, visas kaimas palapinėje. Ir tegul atsirūgimai reikia. Neškite kitą. O čia du apsvaigę Volodijos taip prisimargionetino, kad vidury Europos kraujo praliejimo karas. Čia politika? Už tokį karą tiek nuo vyriausiojo RF vadovo ir valstybės dūmos deputatų iki pačios žemiausios grandies, tiek nuo vyriausiojo Ukrainos valdovo ir kiekvieno Rados aukščiausios tarybos deputato iki pačios žemiausios grandies, jiems visiems vieta kalėjime. Mes tik gimėme, o mums jau primeta daiktų tvarką. Iš tiesų tai normalu, kaip visada buvo. Kaip prižiūrėtojai kalėjimo kameroje bando įvesti reikalų kursą. Daugelis, žinoma, norės paprieštarauti, kad tėvyniniai filmai ir serialai kitką rodo. Esą patys prižiūrėtojai pradeda elgtis kaip baidlo, stumdyti ragus, tarsi su išmaniuoju telefonu per laiko mašiną atsidūrė 10-ame dešimtmetyje ir pagalvojo: na dabar pagyvensiu prabangiai ir sugalvosiu, kaip apgaudinėti lochus, nežinančius, kas yra išmanusis telefonas. Gal ir tiesa, sako tie filmai ir serialai, kaip ten kalėjime. Aš ten nebuvau, bet tai irgi iškraipyta savoka šiame amžiuje. Jei taip vyksta, tai išeina, kad ir patys šiuolaikiniai prižiūrėtojai yra lochai, nes patys 10-ame dešimtmetyje nežinojo, kas yra išmanusis telefonas. Normalūs prižiūrėtojai supranta, kad naujas naujokas, juk tu ir pats kadaise buvai toks, nežino žaidimo taisyklių šioje vietoje, kurie dažniau atsiduria policiniai kaliniai nei nusikaltėliai. Nosis riesti tokioje situacijoje, tai ryškiai parodyti save neapdairių baidlą, o ne žmogumi, kuris gyvenime turi bent kokias nors savokas, supratimą. Ir tai liečia ne tik šiuolaikinį kalėjimą. Ir pabaigai. Kas liečia žaidimą ir visus sugalvotus teisingus dalykus, kurie šiame amžiuje visi pastatyti nuo kojų ant galvos.
Man kartais susidaro įspūdis, kad viskas, kas yra šiame pasaulyje, sugalvota iš senovės pasaulio santvarkos, bet iškraipyta laikui bėgant. Mes patys visą tai sugalvojame, priimame žaidimo lygyje. Sielai reikia kalbos ir praeitie žmonės mokėjo bendrauti telepatiškai, kas iš principo dar prieš amžių buvo tyrinėjama rimtų lygmenių, kad šį gebėjimą mums prislopintų eksperimentuodami. Ir mes periodiškai patys jaučiame, tik pažvelgę į gyvūną su kokia nors mintimim, o jis tai vykdo visiškai supratęs be žodžių. Ir reiškia, jeigu jau sugalvojo kalbą, kurios išsišakojusį medį šiandien vadina indo-europiečių grupe, reiškia žinojo ir šiom žaidimo prasme bei koks bus finalinis lygis. Todėl ir toks visiškas prasišovimas, gėda bandymuose perduoti žinias architektūroje, legendose, mituose ir pačioje savokoje, kaip reikia žinoti praeitį. Ir net pasakos. Tai ta sugalvotas instrumentas, kad pačiam savo perduotum laišką į būsimą gyvenimą tokiu pavidalu, kokiu tu suprasi būdamas vaiku. Pasakos buvo perduodamos kaip labai svarbi tradicija, o ne kaip šiuolaikinis beprasmis žaisliukas be jokios prasmės. Štai taip. Kas yra draugai ta tautybė, kurios aš negaliu, pavyzdžiui, atsisakyti savo pilietybės. Negaliu atsisakyti, nepriėmęs kažkokios kitos. Kas tai per prievartą ir kodėl aš turiu kažkam kažką? Aš kaip žmogus turiu prigimtinės Dievo duotas man teisės. Bet, tačiau, jas kažkas man, kažkokie individai riboja. Jūs sakysit, kad, jūs tikriausiai sakysit, kad, taip turi būti tokie įstatymai, kad nebūtų chaoso, kad stiprieji neskriaustų silpnųjų, kad tie stiprieji negalabytų tų silpnesnių, netiminėtų, bet juk taip ir vyksta, juk stiprieji ir užėmė viską, jie viską valdo ir atiminėja būtent dabar. Juk būtent tie įstatymai taip ir nukreipti, kad jiem būtų gerai gyventi, mums sunku. Taip sakant, mes turime pareigas ir teisės mūsų apribotos, o jiem atvirkščiai jie turi visas teisės ir gali daryti ką tik nori. Kaip pavyzdžiui, prigalvota visokių mokesčių, kurių aš negaliu rinktis. Noriu, nenoriu mokėti, man reikia jų tų paslaugų, nereikia, per prievartą tiesiog. Iš manęs paima. Man dar keista, kai žmonės sako, gerai, kad dar už oro mokesčio nesugalvojo, bet juk sugalvojo. Ir jau senai mokam tokį mokestį, dažnai ir ne vieną. Taip pat labai juokingi žmonės, kai jie mano, jog jie turi kažkokį privatų turtą. Bet pabandykit ko nors nesumokėti ir pamatysite, jog jūsų turtas visai nėra jūsų. Tam yra antstoliai sugalvoti, kurie puikiai iš jūsų gali išreketuoti, ką tik reikia. Ir jiems neįdomu, kur jūs eisit. Kad ir velniop, galite degti pragare. Draugai, apie šitą absurdišką sistemą galima kalbėti ir kalbėti, be sustojimo, valandų valandas. Tačiau nesinori savo daugiau nuotaikos gadinti. Jau ir taip visu, kuo jauti, joje gyvendamas, kiekvieną dieną tai. Todėl dėkui, kad klausėtės ir iki greito.